Labą dieną, mano gražuolės. Šiandien daugiau žiūrėsit ne į mane, o į mano rankas, nes šiandien yra ta diena, kai aš noriu jums papasakoti apie vieną nelaimę, kuri man nutiko. Tai yra mano vargšiukas pankeikas, mano sausas highlighteris iš Make Up Forever ir jis man sudužo, visas toks pabirėjo, bet kas gerai, kad pabirėjo ne ant žemės, o pabirėjo tiesiog viduj, dėžutėj. Tad aš turiu galimybę jį atgaivinti, padaryti visiškai naują. Kažkada į savo Facebook'o puslapį dėjau nuotraukas, kaip aš atgaivinau jau vieną savo kompaktinį blizgę pudrą. Tai šį kartą aš irgi jums parodysiu gal gyviau, nes daug kas nenori skaityti labai daug, nes tam buvo visko labai parašyta. Daug kas nenori žiūrėti nuotraukas, supras kaip čia kas, daug lengviau kartais pažiūrėti video ir supras, kaipgi duoti antrą gyvenimą savo sausai, pabirėjusiai, sudužusiai priemoniai. Apie tai šiandien ir kalbėsim. Dėl to, kaip ir sakiau, rankas man numatysit, dėl to, kad aš visą tai rodysiu jums. Ir dabar, ko mums svarbiausia reikia? Lėkštutės, kažkokį puoduką, šaukšto, salicilo rūgšties arba medicininio spirito. Medicininį spiritą tiesiog sunkiau gauti dėl to, kad jis be recepto jums nebus išduotas vaistiniai, tad nebent jūs dirbat medicinai ir turit prieimą prie jo. Bet realiai ar salicilo rūgštis, ar spiritas tai yra tas pats, tiesiog į spiritą medicinį įdeda rūgšties, kad žmonės negertų. Man reikės mentelės, servetėlių, labai skirtingų. Geriausia, kad servetėlės turėtų kažkokį raštą. Mano servetėlė šitas labai gero rašto neturi. Jeigu bus gražus raštas, tai jūsų priemonė atrodys dar naujoviškesnė, gražesnė, nes raštas atsispaus ant jos paviršiaus. Nu ir aišku, reikia mano sudaužytos priemonės. Ką aš darau po to? Aš tiesiog imu savo pankeiką ir dedu ant lėkštutės. Visą. Su šaukšteliu dar galim iškrapštyti tai, kas liko viduj. Dėžutę pavalom. Aš valau tiesiog su paprasta sausa servetėlė, galit su šlapia, kaip tik nori. Su šaukšteliu mes bandom viską sumalti, kad mūsų tas highlighteris ir bet kokia jūsų spausta priemonė taptų biri. Jūs tai galite padaryti ir su šešėliais, ir su kompaktinė pudra, ir su highlighteriu, kaip matot, ir su bronzantai, su Egipto žemė, su bet ko. Toliau atsiranda puodukas, į kurį aš sugersiu viską. Toliau mes imsim salicilo rūgštį ir šiek tiek įlašinsim į mūsų priemonę. Aš siūlyčiau tai daryti su šaukšteliu, kad nebūtų per daug. Konsistencija turi būti kreminė, tokia kaip košė. Vėlgi jūs turite žiūrėti pagal tai, kiek jūs ten tos priemonės turit. Aš matau, kad man užtenka, kad reikėtų dar. Taip, pagaliau gavau, ko norėjau. Mentelė reikalinga, kad viską gerai sumaišyti. Aš grįžtu prie originalios dėžutės ir sudėsiu viską į ją. Stenkitės iš puoduką išimti kuo įmanoma daugiau priemonės, nes visą tai jūs galėsit panaudoti. Imsiu servetėlių ir tai, kas liko, aš nuimsiu su servetėliu. Ir taip pat įdėsiu į mūsų dėžutę. Ir paskirstysim priemonę per visą dėžutę, kaip buvo pačioje pradžioje, kai jūs ją pirkot iki nelaimės. Dabar paimsiu savo servetėlę. Sulenksiu ir įmerksiu, stipriai paspausdama su šaukšteliu. Kaip matot, pirmas sluoksnis pas mane jau yra visas šlapias. Čia liks spiritas, kurio yra per daug, kurio mums nereikia. Imam dar servetėlę. Spauskite gerai, kad mums įsigertų. Stenkitės visus kampus apeiti, visus kraštus.
Aišku, jeigu pirkti paprastas servetėlės, kur yra kiekvienoje parduotuvėje su stipriu ornamentu, ornamentas bus dar ryškesnis, nes pas mane ornamentas yra tikrai neriškus, nestiprus ir visa ta mano pudra galėtų būti dar gražesnė. Pas mane ornamentų beveik ir nesimato. Toliau, aš imsiu šlapę servetėlę ir visur pavalysiu kraštus, kad atrodytų priemonė gražiau. Dabar, aišku, priemonės dar naudoti negalima, bet jeigu mes prie jos prisiliesim, jinai jau bus prispausta, nes mes priesavom ją su šaukštu. Mes ją tiesiog atidarytoj dėžutėj paliksim nakčiai, kad išgarotų visas likęs spiritas. Ir jau rytoj iš ryto mes drąsiai galėsim ją naudoti. Realiai aš neturiu pirkti naują penkiką, nes šitą aš galėsiu dar naudoti ilgai. Tuo labiau, kad highlighteris jis nėra stipriai pigmentuotas ir jūs galėsit drąsiai dar ilgai jį naudoti, tai kam tada mums tą priemonę reikia išmesti lauk, jeigu tai dar tikrai naudojama priemonė. Štai tiek bus šiandien. Tikrai tikiuosi, kad šis video buvo informatyvus ir naudingas, nes aš tikrai nelinkiu jums, kad jums nutiktų tokias nelaimės, bet jeigu jau nutinka, tai tikrai žinosit dabar, kaip gelbėti save, o gal savo draugę ir mamą tokioj panašioj situacijai. Kaip ir sakiau, tai tinka visom presuotom, sausom priemonėm. Tad drąsiai galit naudoti viskam, kam tik norit pataisyti. Štai tiek. Šiam kartui viskas. Linkiu jums likti gražioms. Naudokit tik pačias geriausias priemonės, nes save turi mylėti labiausiai. Ir visas bučia, visams gražių dienų. I want to be your my joy, but she's standing on my way. You never know.